Esu Mindaugas Jankauskas, tenoras, dainuoju ne tik Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre, bet ir kitose pasaulio scenose. Aš esu turėjęs nemažai siūtų Kristendrės mados namų. Tai kelnių, tai liemenę, tai švarką, bet kažkaip kostiumo niekada neturėjau. Ir kai Kristina pasakė, kad bus vakarėlis, ateiti ir pasižiūrėti, ten suvažiavo visi italai ir visi meistrai. Ir aš atėjau ir labai maloniai nustebau, kadangi buvo išdėliotos medžiagos pilna. Numatavo ir kadangi yra pas kiekvieną žmogų netobulumų, tai vienas petys ten šiek tiek mažesnis, tai viską padarė taip. Ir teko su šituo kostiumu išeiti vieną kartą į sceną, kitą kartą į priėmimą. Ir tiek susilaukiau komplimentų, kad pagalvojau, wow, ką reiškia pasiūtas kostiumas būtent tau. Tu gali susidėlioti kaip tu nori ir netgi čia yra ir vartai mano įrašytas. Tai tas labai irgi malonu. Žinoma, rekomenduoju kiekvienam turėti tokį kostiumą, su kuriuo gali jaustis patogiai ir išskirtinai, visai jautiesi kitokiu žmogumi.